Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė Premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Ir aš noriu pasigirti ir pasididžiuoti to, kad mums kuo puikiausiai tai sekasi padaryti. Todėl šiandieną griausime netgi 2 mitus. Pirmas, jei įmonė yra didelė, reiškia ji yra nejautri ir be emocijos. Ir antras mitas apie profesiją. Ar tiesa, kad stilistų kirpėjų gali dirbti bet kas? Šiandien sunku įsivaizduoti tiek namus, tiek darbo aplinką be kilimo ar kilimėlio po kojomis. Jis ne tik suteikia jaukumo, bet ir tyliai rūpinasi švara, sugeria purvą, sulaiko drėgmę, padeda išlaikyti tvarką. Atrodytų smulkmena, bet būtent ji kuria pirmą įspūdį apie vietą, į kurią įžengiame. Taip buvo ne visada. Kadaise kilimai puošė tik karalių rūmus ir pasiturinčių žmonių namus. Jie simbolizavo prabangą ir statusą. Bet su pramonės revoliucija viskas pasikeitė. Mechaninės staklės leido gaminti kilimus masiškai, o švara tapo visų kasdienybė. Ilgainiui kilimai iš namų persikėlė į biurus, viešbučius, net gamyklas. Žmonės suprato, kad švaros ir jaukumo pojūtis svarbus ne tik poilsiui, bet ir darbui. Šiandien tokios įmonės kaip Elis tekstilės servis pasirūpina, kad kiekvienas žingsnis darbo vietoje būtų švarus ir saugus. Tai didelė, tačiau artima savo žmonėms įmonė, kurioje kiekvienas darbuotojas svarbi grandis bendroje sistemoje. Tačiau šiandien pažvelgsime į Elis Lietuva iš vidaus ir bandysime sulaužyti mitą, kad didelė įmonė tai šalta įmonė. Ar tikrai, kai dirba tiek žmonių, neįmanoma kurti santykių, kurie primena vieningą, laimingą komandą? Pristatome pirmąjį laidos herojų. Sveiki, esu Digna ir dirbu įmonėje Elis Textile Service įmonė ir būsiu pirma herojė. Digna, aš pati dirbusi esu pardavimuose 10 metų. Galiu pasakyti, pats įdomiausias, bet pats sunkiausias darbas. Kaip jūs į pardavimų komandą pritraukėt žmonės? Bandom iškomunikuoti ir stengiamės, kad jie suprastų, kad visi žmonės yra fantastiniai. Bet mums svarbu, kad žmogus norėtų tobulėti, norėtų mokintis ir nebijotų. Svarbiausia yra, kad nebijotų ir nekaustytų baimę daryti kažką kitaip. Pardavimų komanda yra tas kūrybingas, emocingas branduolys, be kurio įmonės augimo istorija tiesiog negalėtų vystytis. Man santykis su klientais nepatinka, kai jis yra formalus. Iš esmės, aš bendrauju taip, kaip norėčiau, kad su manimi bendrautų. Kai žinot, kai ypač klientus pritraukti telefonu, tai yra beprotiškai sunku. Aš apie tai ir kalbu, kad tai yra, nes įsivaizduoju, kad kai man skambina ir sako, mes esame iš ten, oi, sakau, atsiprašau, dabar esu konferencijoje. Ir negaliu šnekėti? Negaliu šnekėti, perskambinkit, dažniausiai būna tai. Ir dažniausiai neperskambinę, ir dažniausiai po to jau antrą kartą nepakelia ragelio. Ši profesija reikalauja kantrybės, gebėjimo klausytis, suprasti ir palaikyti klientą kiekviename etape. Yra 2 kategorijos, kurie ateina jau su kažkokia patirtimi ir kurie ateina be patirties. Tai kai ateina žmogus be patirties, tai yra beprotiškai smagu juos auginti, su jais dalyvauti visuose procesuose ir po to paleisti juos vienus ir matyti, kaip tas pasitikėjimas savimi jisai auga. Bet lygiai taip pat nerealu, kai ir ta kita nerealioji medalio pusė, kai jau žmonės ateina su tam tikra patirtimi, tai čia įsijungia dar įdomesni procesai dėl to, kad tu pakreipi kažkokią, pavadinkim, linkme, pasiūlai kažkokį kitokį sprendimo būdą, negu prie kokio jie yra pratę ir jie atranda savo nuostabės visai kitokias savybės. Tai darbas duoda ne tik, žinot, tą kaip baltas lapas ant juodo parašyta, kad turi būti taip ir ne kitaip. Ne, tu įjungi tą kūrybą. Tokioje dinamiškoje aplinkoje šalta atmosfera tarp kolegų neįmanoma. Čia nuolat dalinamasi patirtimi, patarimais, atradimais. Mitas, kad didelė įmonė yra be emocijų, čia po truputį žlunga. Ši įmonė duoda ne tik erdvės kleistis ir kurti ir tobulėti, bet ir augti, kas yra labai svarbu. Nežinau, kad kiekvienas žmogus, kuris siunčia savo CV, tai jisai žiūri į tą tolimesnę perspektyvą. O kas, jeigu aš norėsiu toliau?
Tai viskas Ar teisingai suprantu, aš dabar klausausi, nereikia baigti kelių aukštųjų, nereikia turėti praktikos 10 metų. Gali žmogus tiesiog norintis dirbti, ateiti pas jūs? Čia svarbu ne kiek patirties atsinešė, o kiek noro turi. Jeigu žmogus nori, yra ambicingas. Nuvers kalnus. Ir žinokit, mes tam ir skirti vieni su kitais, skirtingi departamentai, stipri vadovų komanda, tam, kad užaugintume stipres asmenybės. Bet kaip ir prieš tai, gal kiek minėjau, man svarbu, kad žmogus visą laiką išliktų savime. Ne tai, kad darysiu taip, kaip liepia. Iš pradžių taip, aš sutinku, kai ateina naujas žmogus, dirba ir daro pagal primestą sistemą, nes juk kažkur nuo kažko startuoti reikia. Bet ilgainiui, kai išryškini tas stipriasias savybės, nukreipi tinkamą linkmę, fantastiniai dalykai vyksta. Kas mėnesį per pramoninius būgnus prateka 135 tonos kilimų. Kartu keliauja 100 000 darbo rūbų. Nuo triukšmingų gamyklų iki kvepiančių kepyklų, nuo statybų aikštelių iki medicinos kabinetų. Visi paruošti naujai dienai. Visa tai pasiekia virš 15 000 pristatymo taškų. Tarsi tvarko žemėlapis, plintantis per miestus, fabrikus ir biurus. Pristatome antrąjį laidos herojų. Sveiki, esu Arūnas, dirbu Elis Tekstil Serijos logistikos skyriaus vadovu. Logistikos skyrius tarsi pulso ritmas įmonėje, koordinuoja, kad viskas pasiektų klientus laiku, sklandžiai ir be klaidų. Turime 3 depus, vienas Panevėžy, kitas Kaune, trečias Klaipėdoje. Ai, tai reiškia, jisai gauna užsakymą ryte, atvažiuoja. Taip, atvažiuoja, pasikrauna ir išvažiuoja. Mes tą labai suoptimizavom, kad vairuotojam būtų kuo mažiau važiuoti ir jeigu jis dirba Klaipėdoje, tai jisai priemam darbuotojus klaipėdiečius, kurie dirba iš Klaipėdos, mes jiem tik tai nuvežam kilimus ir jie tada aptarnauja klientus. Gerai, man dabar taip reikėtų suprasti tada. Tai jeigu vienas žmogus, kiek per dieną maždaug apvažiuoja? Vidutiniškai kokį 60-70 klientų. 60-70 klientų? Tai kokie čia kilometražai? Čia yra drabužiai, čia yra higienos prekės. Tai kilometražas gali būti įvairus. Yra, kurie pravažiuoja 50 km per dieną ir kurie pravažiuoja ir 300 km. Įmonėje skirtingose skyriuose dirba 115 žmonių. Jei kiekvienas tylėtų, visas mechanizmas tiesiog nustotų suktis. Čia bendravimas būtinas. Jų klientai būna įvairūs, kartais ir ne pačios geriausios nuotaikos. Todėl nuoširdus pokalbis su kolega tampa tikru oro gurkšniu. Taip gimsta draugystė, stiprėja pasitikėjimas ir kuriami šilti santykiai. Tai kai žmogus važiuoja, ar ne, logistikos skyriaus žmogus, vairuotojas veža tą kilimėlį, jis gali būti visiškai ramus, kad tas krovinys, kurį jis turi pristatyti, yra tinkamai paruoštas, ar ne, jisai negalvoja apie tai. Čia jau galvoja gamybos skyrius, kiek su... Čia galvoja gamybos skyrius. Yra rūšiuotojai, kurie surūšiuoja, kurie jam sudeda maršrutą ir jis paprasčiausiai pristato klientui. Pristatome trečiąjį šios laidos herojų. Sveiki, esu Monika, Elis Tekstil Serijos įmonės gamybos vadovė. Nors gamybos skyriuje daug procesų automatizuota, vis tiek jaučiasi viena tiesa. Fizinį darbą žmonės renkasi vis rečiau. Aš suprantu, gera atmosfera, niekas nieko neverčia skubėti, ten darbo laikas ir taip toliau. Viskas yra faina, bet turėtų būti dar turbūt kažkokios papildomos motyvacinės sistemos. Jeigu mes matom kažkokias papildomas žmogaus pastangas, tai mes būtinai jį taip pat vertiname. Taip pat motyvuojate, ar ne? Stebite darbuotojus, ar ne? Be abejo. Tie, kurie rodo entuziazmą. Be abejo. Tai pradedant... Ir tos motyvacinės sistemos yra labai skirtingos. Tai pradedant, tarkim, žmogui mokymais kažkokiais tų, kokių jisai gali, pats nori, pasirenka. Mes sutikėm irgi tokią galimybę iki be abejo piniginių premijų. Sveikatos draudimas, pavyzdžiui. Sveikatos draudimą turi realiai papildomą visi pas mus. Monika, tai aš suprantu, kad šiandienos tas mitas, kad jeigu įmonė didelė, tai ji yra šalta, kad niekas su nieko nebendrauja, niekas nieko nepažįsta. Galim visiškai paneigti šitą mitą. Be abejo, kad galim, kad ir įmonė didelė, nors aš iš tikrųjų nelaikau to 115 žmonių labai didelių skaičių. Daug, 115. O man kažkaip jie visi, kadangi visus žinai, kiekvieną atskirai ir bendrai visus, tarsi todėl jie nebeatrodo, kad mūsų čia yra tiek daug. Visus 115? Taip, pradedant vairuotojų, baigiant direktorium.
Gamybos vadovė pažįsta ir vardais vadina visus 115 darbuotojų. Čia nėra bevardžių veidų, tik žmonės, jų istorijos ir nuoširdus ryšys. Mitas. Kad didelė įmonė be emocijų, čia jis paprasčiausiai nebegalioja. Šiandien sunku įsivaizduoti miestą be kirpyklų ar grožio salonų. Vietų, kur ne tik tvarkomės išvaizdą, bet ir trumpam pabėgame nuo kasdienio tempo. Tačiau kelias iki tokios tradicijos buvo ilgas. Dar senovės Egipte žmonės rūpinosi plaukų ir kūno priežiūra. Turtingieji naudojo aliejus, kvepalus, net perukus. Švara ir tvarkingi plaukai buvo socialinio statuso ženklas. Viduramžiais kirpėjai buvo tikri visų galų meistrai. Jie ne tik kirpdavo ar skusdavo, bet ir traukdavo dantis, gydydavo žaizdas. Vėliau šios sritys išsiskyrė. Atsirado specializuoti kirpėjai, o kirpyklos tapo vietomis, kur renkasi vyrai ne tik dėl šukuosenos, bet ir pasikalbėti. XIX amžiuje įvyko didelis lūžis. Moterys pradėjo lankytis vietose, kur galima buvo ne tik susitvarkyti plaukus, bet ir pasilepinti. Taip gimė pirmieji grožio salonai. Čia atsirado ir pirmosios plaukų džiovinimo, dažymo bei garbanojimo technologijos. Tai buvo nebe paprasta kirpimo vieta, o tikras grožio centras, kur moteris galėjo jaustis ypatingomis. 20-ame amžiuje kirpyklos ir salonai tapo visiems prieinami. Jie iš namų erdvių persikėlė į miesto centrus, prekybos vietas, o grožio priežiūra tapo kasdienybė. Na, o šiandien keliaukime į Kauną, į įvaizdžio saloną 313 rolę. Čia bandysime paneigti mitą, kad kirpėjais gali tapti bet kas pasimokęs kelis mėnesius. Ši profesija reikalauja žinių, įgūdžių ir nuolatinio tobulėjimo. Pristatome šios temos heroję, kuri bandys paneigti mitą. Sveiki, esu Džiuljeta Vėbrė, įvaizdžio salono 313 rolė savininkė, kirpėja stilistė, įvaizdžio dizainerė, visažistė. Džiuljeta, aš tai labai senai pažįstu ir tavo veiklą tikrai seku. Esi ne vieną moterį padariusi 10 metų jaunesnė. 20. Ir 20 metų, jo, iš tikrųjų. Ir tikrai galėsi man atsakyti į klausimą. Ar bet kas gali būti stilistų kirpėjų? Mano, pavyzdžiui, sena svajonė yra. Aš labai norėčiau būti stilistė kirpėja. Nu, niekaip man neišeina. Išeina. Išeina? Tau išeina, todėl kad yra svajonė. Aha. Jeigu yra svajonė, viskas įmanoma. Mokytis. Kiek mokytis? Čia priklauso individualiai. Jeigu tu gabus, tau, pavyzdžiui, užtektų kelių savaitgalių, aš taip įtariu, ir tu jau stilistė kirpėja. Taigi pažiūrėk į save į veidrodį. Ai, čia turi biškis. Charizma. Čia yra charizma, čia yra stilius, čia yra suvokimas, supratimas, intuicija. Aš nežinau, ar aš galiu būti kirpėja, nes aš, kai mano dukra buvo mažutė, aš ją kirpau grifką. Kirpčiukus? Kirpčiukai vadinasi, bet aš taip nukirpau, kad visiems sakiau, kad čia mano dukra pasiėmė pati žirklės ir pati nusikirpo, man tai buvo gėda. Nes aš kirpau, žiūri nelygiai, galvoju, dar patrumpinsiu, vis trumpinu ir taip iki pat šitos linijos. Ir sušoko taip. Ir visi sako, kas tą vaiką taip nukirpo, sakau, ne, čia jinai pati pasiėmė žirklės ir nusikirpo, iš tikrųjų buvo aš, atsiprašau, dukrytė. Dabar rinkit žirklės, auksinės ar sidabrinės? Sidabrinės. Nu tai tu iškart jauti, kur kainuoja 1000 rankų darbo. Čia 1000 čia. Taip, o čia 300. Prašom šukytės. Nu geras. Dabar, kaip kietai, man kaip patinka. Dabar bandysi, žiūrėk, kaip galiukai. Turi suimti 2 pirštukais, taip, 2 pirštukais, stipriai laikai, pasimatuoji ilgį ir tiesiog rankytę, matai? Štai. Tai, taip, ne šitaip kerpasi, šitaip. Jeigu kartais kam nors būna ataugos dar kažkas, bando ir taip. Bet faktas yra, kodėl yra kojelė? Todėl, kad čia padėt pirštuką, taip. Ir tiesiog pakerpi. Prašukuoju. Taip. Ką dabar darai? Aš iškart kirpčiau, žinai. Negalima iškart kirpti. Gerai, palauk, o kaip tada dabar paimti? Su kuriuo pirštu? Šitaip? Šitaip? Nemaniau, kad taip sudėtinga. Nerimtai. Tai gerai, jeigu pati Džiuljeta kovo mėnesį, ar ne, sakai, darai mokymus, tai per kiek savaitgalių įmanoma tapti? Manyčiau, čia bus 5-6 savaitgaliai. 5-6 savaitgaliai. Po kiek? Sekmadienį. Po kiek valandų? Intensyvus, nuo ryto iki vakaro. Tai gerai, o praktika? Praktiką galima atlikti pas mus salone.
Ai, tiesiog galima atvažiuoti ir pas jūs Taip. kirpti čia? Taip. Jūs ką, nebijosit, pavyzdžiui, man nebijotum pati žiūrėti, duoti Tau žmogaus? tai ne. Rimtai. Taigi, ai, ne dėl to, kad aš mokėčiau, jeigu ir blogai nukirpčiau, aš mokėčiau užšnekėtą, ne? Ir akis, oi, kaip čia gražiai atrodo šitas kirpimas. O pati turbūt nueičiau ir paskui galvočiau, ką padariau. Bet šiaip iš tikrųjų, vat, duoti kliento, nu, vat, fizinio kliento galvą naujam Bet čia, kirpėjui. Rosita, tu labai gerai pastebėjai, kad tu moki kalbėti. Čia irgi labai didelė esmė yra mokėti bendrauti su žmogum, mokėti nuskaityti jo kūno kalbą Taip, taip. ir pagal jį pateikti. Va, jums labai gražu, jums iš tikrųjų labai gražu, nes, nu, wow, kaip jums tinka. Tai yra irgi labai svarbu, nes kitą kartą žmogus tikrai nukerpa, bijo, dreba, taip. Ir tada žmogus jaučia. Ir jisai sako, žinai, aš kažkaip blogai Ne taip, jaučiuosi, kažkas ne taip, nes pajaučia energetiškai. Bijo laukai visur aplinkui, taip. Tai va, žmogus pajaučia, jeigu tu bijai. Tu turi nebijoti, pasitikėti savim. Pasitikėti tom, ką tu darai, ne? Tuo, ką tu darai. Taip. Ir jeigu suklydai, irgi nesakyt geriau klientui, aš suprantu. Jeigu suklydai, sakyti. Pasakyti? Pasakyti. Nu tai ten, ką jis ten galia pamatys, kai jeigu aš ten ką Ne. nors nukirp, ne? Pasakyti, todėl kad žmogus įgauna pasitikėjimą tavim, nes tu prisipažinai. Pasakė, oi, atsiprašau, sorry, čia, nu, va, truputuką gavosi kažkas ne taip, bet žinok, tik aš matau ir tu žinosi. Nes jam gali pasakyti kiti žmonės praeinantis, tai kur tu čia kirpaisi, aš žinau, man sakė kirpėja, čia netyčia. Yra pasitikėjimas. Kirpėjo stilisto darbas tai ne tik žirklės ir dažai. Tai pokalbiai, klausimas, gebėjimas suprasti žmogų net tada, kai jis nekalba. Klientas dažnai ateina ne tik tvarkyti plaukų, jis atsineša savo dieną, nuotaiką, kartais net gyvenimo istoriją. Jei tau sunku visą dieną būti šalia žmonių, klausytis jų minčių, planų, džiaugsmų ar net nusivylimų, ši profesija tave gali greitai nuvarginti. Nes tu pajauti jo charakterį, minkštas, kietas. A, ir taip šukuosena nugula, kaip pajauti Taip, charakterį. Būtent, čia reikia iš tikrųjų iš pat pradžių įžiūrėti charakterio bruožus. Nes jeigu žmogus ateina švelnus ir jam padaryti wow šukuoseną Kaip pas mane. skiauterį kaip pas tave, Aš labai švelni. užsidės kepurę ir vaikščios kol ataugs. Jo. Švelni. Taip, taip. Jo, ir akiniai griežti ir šukuosena griežta. Gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, nu gerai, yra ta baimė galima nugalėti kartu su tavim, ar ne? Atėjusi čia pasimti praktikos. Kiek reikia naujam kirpėjui investuoti į pradžią savo darbo? Geriausiai yra iš tikrųjų eiti įsidarbinti, pabūti asistentė iš pradžių. Ai, ne pačiam geriau atsidarinė, taigi norisi stens, žinai. Norisi, bet palaukim truputėlį. Nei vardo, nei gabumų kol kas nėra. Reikia išmokti, reikia pažiūrėti, kaip dirba meistrai, reikia paasistuoti, išplauti galvas, uždažyti šaknis. Ar, jeigu leidžia meistras nukirpti galiukus tik tai. Priprasti prie to darbo. O jeigu turi vardą, bet neturi gabumų dar? Čia apie tave, Rosita, turi vardą tikrai. Bet gabumų, pavyzdžiui, dar neturi, nemoki kirpti. Bet Išmoksi. moki gražiai apkalbėti. Tai vis tiek patartum eiti, vis tiek padirbti grožio salone, ne pačiai, ar ne kažkur? Geriau ant procento, tarkim, ar ne, tau superka dažus, superka priemonės ir tu tiesiog ateini į darbo vietą, atsineši savo darbo įrankius rankas, tarkim, ar ne, Taip. ir tu dirbi. Moteris, baigusios aukštuosius mokslus, dirbančios daugybę metų ekonomistėmis, žurnalistėmis, buhalterėmis, mokytojomis, net medikėmis, turėjusios svajonę dirbti grožio srityje, persikvalifikuoja. Mokosi ir dirba kirpėjom stilistėm, kosmetologėm, visažistėm. Kai kurios net sulaukusios 50 metų išdrįsta keisti profesiją. Ir viskas pavyksta, tik didelio noro dėka. Ir darbė iš tikrųjų tu ateini visada pasitempęs stilingai. Tiesa, labai gražia apranga. Norėjau paklausyti kirpykloje. Kodėl, pavyzdžiui, aš, nu gerai, gal čia taip nekaip nuskambės, bet, pavyzdžiui, aš šoku ir į treningiukus, kad man būtų patogiai ir kerpu savo visą dieną. O kodėl, pavyzdžiui, tavo salone visos turi stilingai atrodyti ir su darbo rūbais? Kodėl va tokia nuomonė yra? Tarkim, ateini į saloną, ar ne, ir visi skirtingai apsirengia. Vienas geltonai, kitas raudonai, mėlynai, treningiukai ir taip toliau. Atsiprašau, o šiandien kirpėja kur nors yra, ar tik klientai suėjo? Ai, čia toksai vis tiek biznio reikalas, ar ne? Taip, tai yra Aš žinau, kad čia dėl uniforma. grožio jūs. Grožis, atsparumas dažam, tai prasme,
daug metų dirbau su juodais baltynukais tiesiog, nu man klasika turi būti Taip, klasika, taip, ar ne? Tai užsidedi dažų, viskas, mes klauk. Taip. Tada kas eini vos ne į labdarinę, supranti, kiekvieną dieną keisti rūbus. Taip. Tada pradėjau ieškoti bent jau savo salonam, turiu 2 salonus, tai reikia aprengti. Bent jau savo salonam aprangą, kuri nesigadina. Ką reiškia nesigadina, užkrito dažai ir ne? Ne. Tiesiog galim pademonstruoti, užsidedi dažus, nusivalai su skepetaitė ir viskas kaip ir buvę. Ir yra 12 skirtingų rūšių, kiekvienai figūrai, prašom pasirinkti, nori. Jūs ne vien savo salone galima įsigyti? Taip, mes jau plačiai prekiaujam. Tai aš galiu nešioti gatvėje. Drąsiai. Tas mitas, kad ar bet kas gali būti. Kirpėjų. Tai Bet kas? mes jį paneigiam. Mes jį paneigiam, iš tikrųjų techniškai galėtų kirpti bent jau galiukus bet kas, bet gerų kirpėjų, stilistų ne. Tiesiog, supranti, jeigu tu neturi pašaukimo, pas tave nebus žmonių. Jeigu tu tik techniškai kirpsi, okei, nu ten pragyvensi kažkiek ten galiukus, dar kažką, taip, tu iš to gali išgyventi kaip iš amato. Taip. Bet ilgainiui tau pradės trūkti žinių, tau pradės trūkti noro dirbti šitą darbą. Tai gerai, tai pavyzdžiui, dabar tavo kursai pačios mokymai, ar ne? Per juos tu tikrai nesakysi, tu gali dirbti, tu negali. Tiesiog visiems bus sutiktas per 5-6 savaitgalius kažkoks dokumentas įrodantis, kad gali dirbti kirpėjų stilistų, taip? Taip, bet iš tikrųjų dėl to ir yra atvirų durų diena, kad pajausti, ar tikrai čia tavo svajonė, ar tikrai nori, ar tikrai gali. Bus realus pabandymas, ar aš galiu būti kirpėja. Gruodžio 7 dieną bus proga iš arčiau pajausti šios profesijos atmosferą. Vietų skaičius aišku ribotas, todėl rezervuokite vietas. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.